Ketvirta dalis. Sertifikuoti vertimai atkuriant Lietuvos pilietybę. Sveiki. Atkuriant Lietuvos Respublikos pilietybę, daugelis žmonių susiduria su dokumentų tvarkymu skirtingose valstybėse. Skirtingos institucijos, skirtingos formos, skirtingos kalbos, tačiau visi šie dokumentai galiausiai turi būti pateikti Migracijos departamentui Lietuvoje. Būtent čia ypač svarbi tampa viena detalė – sertifikuoti vertimai. Jeigu jūsų dokumentai buvo išduoti užsienyje, vien jų legalizavimo nepakanka. Visi dokumentai, kurie nėra surašyti lietuvių kalba, privalo būti išversti į lietuvių kalbą ir tinkamai oficialiai patvirtinti. Migracijos departamentas vadovaujasi vyriausybės patvirtintų dokumentų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašu, kuriame aiškiai nurodyta, kad dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba arba pateikiami kartu su vertimu į lietuvių kalbą, patvirtintų vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Sertifikuotas vertimas nėra paprastas teksto perrašymas iš vienos kalbos į kitą. Tai oficialus dokumentas, už kurio tikslumą vertėjas ar vertimų biuras prisiima teisinę atsakomybę. Lietuvoje sertifikuotų laikomas tik toks vertimas, kurį atliko ir patvirtino registruotas vertėjas arba registruotas vertimų biuras. Svarbu pabrėžti, kad Lietuvoje nėra prisiekusių vertėjų institucijos, todėl kitose šalyse vartojamas terminas prisiekęs vertėjas Lietuvos teisinėje sistemoje netaikomas. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, vertimo veiklą gali vykdyti tik fizinis asmuo, oficialiai įregistravęs individualią veiklą valstybinėje mokesčių inspekcijoje, arba juridinis asmuo, kurio registracijos dokumentuose pagrindinė veikla yra vertimo veikla. Patvirtindamas, autorizuodamas vertimą, vertėjas įregistruoja vertimą, vertimui suteikiamas oficialus dokumento numeris. Vertėjas pasirašo, uždeda antspaudą ir patvirtina, kad vertimas yra pilnas bei tikslus, kad jis gerai moka atitinkamas kalbas ir kad yra susipažinę su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnyje numatyta atsakomybė už melagingų duomenų pateikimą. Be šio patvirtinimo, kitaip vadinamo autorizavimu, vertimas nelaikomas oficialiu ir nėra priimamas Lietuvos valstybės institucijose. Praktikoje dažniausiai verčiami gimimo liudijimai, santuokos ar ištuokos dokumentai, tėvystės įrašai, teistumo pažymos, vardų ar pavardžių keitimo dokumentai, taip pat įvairūs archyviniai įrašai. Tai dokumentai, kurių tikslumas tiesiogiai lemia viso pilietybės atkūrimo proceso sėkmę. Būtent vertimų srityje dažniausiai ir kyla problemos. Kiekvienais metais daugybė paraiškų vėluoja dėl iš pirmo žvilgsnio paprastų, tačiau kritinių klaidų. Viena dažniausių – netiksliai išverstos datos ar vietovės. Net ir nedidelė datos klaida gali pakeisti dokumento prasmę ir sukelti papildomų Migracijos departamento klausimų. Kita dažna problema – neteisingai išversti užsienio institucijų ar dokumentų pavadinimai. Lietuvos institucijos reikalauja tikslių, oficialiai pripažintų terminų, todėl tokie netikslumai dažnai tampa priežastimi grąžinti dokumentus taisymui. Pasitaiko atvejų, kai kopijos nėra tinkamai surištos su vertimu arba dokumentų originalai pateikiami ne pagal reikalavimus. Tada Migracijos departamentas prašo viską sutvarkyti iš naujo. Tai reiškia papildomą laiką, papildomas išlaidas ir kartais net prarastus terminus. Jeigu dokumentai išduoti skirtingose valstybėse, pavyzdžiui, gimimo liudijimas Brazilijoje, o santuokos liudijimas kitoje šalyje, kiekvienas dokumentas turi būti legalizuotas atskirai pagal to šalies nustatytą tvarką, apostilę arba dvigubos legalizacijos būdu ir tik po to išverstas į lietuvių kalbą. Visų šių problemų galima išvengti, dirbant su specialistais, kurie specializuojasi teisiniuose dokumentuose ir turi praktinės patirties būtent pilietybės atkūrimo procesuose. Sertifikuotų vertimų kokybė turi labai didelę įtaką. Tiksliai, tvarkingai ir pagal teisės aktų reikalavimus paruošti vertimai padeda išvengti klaidų, pagreitina dokumentų nagrinėjimą ir užtikrina sklandų pilietybės atkūrimo procesą. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto. Dėl konsultacijų pilietybės atkūrimo klausimais prašome kreiptis elektroniniu paštu ar per WhatsApp